Naujoje laidoje Tapatybė LT matysite. Akcija vasario 16-ąją švęskime išradingai. Kokiomis idėjomis pasidalino užsienyje gyvenantys lietuviai? Pabudome ir kelkimės. Signataro Rolando Paulausko vilties žodis išeiviams. Išeivijos atstovai yra netgi aktyvesni, nes jūs ten gyvendami, jūs aišku geriau suvokėt, jūs jau turit galimybę palyginti. Šios išeiviams aktualios temos LRT Lituanika kanalu laidoje Tapatybė LT. Antrą kartą organizuojama akcija jau tampa tradicija. Prieš vasario 16-ąją prezidentė Dalia Grybauskaitė kviečia viso pasaulio lietuvius išradingai ir originaliai paminėti mūsų valstybei tokią svarbią dieną. Ir tikslas mūsų suvienyti lietuvius. Prezidentė pakvietė šalies ir užsienio lietuvių bendruomenės pasidalinti idėjomis, kaip bus švenčiama vasario 16-oji jų miestelyje, kaimelyje, mieste ar namuose. Ir drauge sudaryti visos Lietuvos šventinių renginių kalendorių. Originaliausiai švenčiantiems vasario 16-ąją prezidentė padovanos Lietuvos trispalvę. Trispalvė, jinai visą laiką buvo, visais laikais. Žmonės švęsdavo vasario 16-ąją ir prezidentė kviečia išlaikyti šią tradiciją ir pasistengti, kad tai nebūtų tik toks tradicinis šventimas, kad tai būtų išradingas, originalus šventimas ir kuris suvienytų bendruomenės, žmonės, taip pat įvairias įstaigas, kurios prisijungtų prie šitos akcijos. Akcija startavo sausio pabaigoje ir kviečiame visus žmonės, kur jie begyventų Lietuvoje, Airijoje, Anglijoje, Amerikoje, prisijungti prie šitos akcijos, o tai padaryti yra visiškai paprasta. Tai reikia sugalvoti idėją, kaip išradingai paminėti vasario 16-ąją ir atsiųsti ją adresu vasario 16@lrp.lt. Ir mes jūsų idėją įtrauksime į bendrą tokį visų renginių žemėlapį. Mūsų žemėlapė šiuo metu yra jau beveik 100 pasiūlymų, tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio, o idėjos pačios įvairiausios. Tai žmonės ir surengs parodas skirtas vasario 16 ir mūsų valstybei, jos atkūrimo dienai paminėti. Taip pat vyks koncertai, bendruomenės rengia lietuviškos muzikos koncertus, vyks protmūšiai, vyks tokios originalios idėjos baidarių žygis, pavyzdžiui, Vilniuje, tai ruošiasi vilniečiai plaukti Vilnelė, jeigu Vilnelė bus iššalusi, tai plauks Nerimi. Taip pat yra tokių pasiūlymų numegzti ilgiausią trispalvį šaliką, surengti, žodžiu, tokį masinį himno giedojimą, savo šeimą, galbūt pamaloninti trispalviais desertais. Idėjos pačios įvairiausios. Tikrai laukiame visų idėjų iš viso pasaulio lietuvių. Užsienio lietuviai labai aktyviai dalyvauja prezidentės Dalios Grybauskaitės akcijoje ir jau antrą kartą mes kviečiame užsienį gyvenančius lietuvius savo idėjas pateikti. Airijos lietuviai ruošiasi šventiniam bėgimai vasario 16-ąją, Norvegijoje vyks krepšinio turnyras, taip pat Ukrainoje bus minimas Donelaičio 300 metų jubiliejus. Taigi nuo istorijos, lietuvių literatūros iki tokių populiarių dalykų kaip krepšinis, visos šitos idėjos yra suvienimas po viena tokia bendra akcijos idėja vasario 16 švęsk išradingai. Visus žmonės, kurie dalyvauja šitoje akcijoje, visus renginius mes įtraukėme į bendrą žemėlapį. Na, o pačių originaliausių idėjų autoriai bus apdovanoti išskirtinių prizų. Tai prezidentė Dalia Grybauskaitė įteiks jiems trispalvę už jų iniciatyvumą, už jų pilietiškumą, už jų meilę Lietuvai, už tai, kad jie skatina nepamiršti mūsų valstybė ir mums visiems svarbių datų ir taip išradingai, originaliai paminėti vasario 16-ąją. Pernai metais turėjome maždaug 10 bendruomenių, kurios atvyko į prezidentūrą, susitiko su prezidentė ir gavo tą išskirtinį prizą. Tai šiemet taip pat bus išrenkamos pačios originaliausios idėjos ir prezidentė apdovanos jos. Kriterijai yra keli. Viena, tai žinoma, turi būti pilietiškumą skatinanti akcija. Mums yra labai svarbu, kad būtų kuo daugiau aktyvių piliečių. Taip pat ta idėja turėtų skatinti tiesiog lietuviškumą, kažkaip išreikšti mūsų lietuvišką tapatybę originaliai. Ir žinoma, nuo mūsų trispalvės iki mūsų dainų, šokių, tai yra labai platus spektras, ką mes galime iš savo lietuviškosios kultūros parodyti ir taip pat įtraukti į šitos dienos minėjimą. Na ir dar toks vienas labai svarbus dalykas, tai yra sutelkti kuo didesnę bendruomenę, kad kuo daugiau žmonių prisijungtų prie vasario 16-osios šventimo, nes vasario 16-osios minėjimas ir trispalvė visada buvo labai stipriai susiję dalykai. Netgi tada, kai buvo uždrausta minėti vasario 16,
sovietiniais laikais tiek moksleiviai, tiek Lietuvos patriotai, jie iškeldavo vėliavą, žinodami, kad su jais gali būti susidorota, bet taip parodydami pasipriešinimą, taip parodydami savo laisvą valią būti nepriklausomas Lietuvos piliečiai. Ir todėl trispalvė yra be galo svarbus simbolis ir prezidentės Dalios Grybauskaitės dovana taip pat yra simboliška, tai yra vėliava, kuri gali būti perdodama bendruomenė iš kartos į kartą, šeimoje irgi iš kartos į kartą, kad išliktų toks stiprus visus lietuvius visame pasaulyje vienijantis simbolis, tai lietuviška trispalvė. Visų pirma, kviečiame labai aktyviai dalyvauti šiais metais, tikrai viso pasaulio lietuvius, ir gyvenančius užsienyje, ir gyvenančius čia pas mus Lietuvoje. Tiesiog prezidentūros tinklalapyje galima surasti visą informaciją apie akciją ir iki pat vasario 16-osios galima registruoti savo idėjas, savo pasiūlymus. Svarbiausia sutelkti kuo daugiau žmonių, svarbiausia kažką padaryti, kas būtų išskirtinio, kas būtų svarbu tiems žmonėms, kurie organizuos šventę ir tiesiog parodyti visam pasauliui, kad Lietuva moka švęsti vasario 16. Gali būti išlikti gyva pačių žmonių, tiesiog kvietimas yra išradingai švęsti kasmet ir mes kiekvienais metais švęsime vasario 16, taigi akcija tikrai tęsis tiek, kiek žmonės norės išradingai švęsti vasario 16. O interaktyvusis žemėlapis, tai šiuo metu jis yra kuriamas ir visi pasiūlymai, visos idėjos, kurios ateina, atplaukia adresu vasario 16.lrp.lt, jos yra talpinamos Lietuvos žemėlapyje ir tiesiog galima prezidentūros tinklalapyje pasižiūrėti visą renginių kalendorių. Ir jeigu, tarkime, jūs atsiųstumėt savo idėjas, jos taip pat atsirastų tame renginių kalendoriuje. Mes esam labai stiprus lietuviai tol, kol esam susitelkę, kol dainuojam lietuviškai, kol minim savo tradicinės šventės, kol gerbėm savo trispalvę ir laikom ją aukštai iškėlę ir tikime vienas kitu, tikime Lietuvą ir tikime, kad mes galime sukurti Lietuvą. Ir žinoma, prezidentės Dalios Grybauskaitės tikslas yra suvienyti viso pasaulio lietuvius ir pakviesti juos būti su Lietuva, minėti šventės, dirbti Lietuvai ir tiesiog saugoti mūsų lietuvišką tapatybę. Signataras Rolandas Paulauskas ne tik žinomas žurnalistas, politikos bei visuomenės veikėjas, bet ir laiku patikrintas tautinės savasties šauklys, vengiantis patoso ir garbės troškimo. Prieš ketvirtį amžiaus Rolando atliekamos Pabudome ir kelkimės dainos žodžius daugelis Lietuvos atgimimo sąjūdžio vaikų iki šiol prisimena it tyriausią vilties giesmę. Paulausko sukurta muzika nepraranda aktualumo ir šiandien. Neišdilsta ir signataro atkaklumas bei ryžtas kovoti už Lietuvą ir jos žmonių interesus. Nors po nepriklausomybės atkūrimo jau praėjo daug metų. Vasario 16-osios metinių išvakarėse dainos Pabudome ir kelkimės atlikėjas, signataras Rolandas Paulauskas dalinasi mintimis apie laisvę ir tautinės tapatybės išsaugojimo svarbą. Pažiūrėkime į vasario 16 štai per tokį labai pragmatišką dalyką. Vat įsivaizduokit, jūs turit kreditą butui. Tai yra vienas gyvenimas, kai tas kreditas yra mokamas ir visai kitas gyvenimas, kai jūs išmokat paskutinę išmoką.
Įsivaizduojat, paskutinė išmoka už būtą išmokėta ir jūs laisvas. Tai štai, jeigu mes dėsim tokį turinį vasario 16, tai be abejo tai yra visos visuomenės šventė, nes mes 1918 m. vasario 16 atsipalaidavom štai nuo šitų įsipareigojimų kitoms valstybėms. Antras sykį mes tą patį padarėm jau 90 kovo 11. Ir šitie klausimai tampriausiai siejasi su žmogaus savastim ir su tuo, kas jis yra, kur jis yra, kaip jis save suvokia, o kas yra ta pati pradžia. Na, žiūrėkit, žmogus, kai gimsta, kai tik jis pradeda justi šitą pasaulį, tai ką jisai? Kvapai, ar ne? Spalvos, tos vietos, kurioje jisai gimė, šiluma tėvų, galų gale spindulių spektras, kuris krenta būtent toj vietoj. Ir tu nori, nenori, augdamas, tu persisemi tos vietos, kurioje tu gimėjai ir augi syvais. Paskui, kai tu jau pradedi sąmonėti, tu pradedi rinkti informaciją apie tą vietą, apie savo protėvius, tu sukaupi žinias istorinės, tu išmoksti papročių, tu žinai, ko negalima daryti šitoj visuomenėje, įsisavini tabų šitos visuomenės. Ir visa tai tave formuoja kaip žmogų. Ir dažnam, po to, kai toks jis yra suformuotas, dažnam atrodo, kad jį varžo visą tai. Ir ypatingai dabar, kai mes taip laisvai keliaujam, norisi pabėgti nuo šitų suvaržymų, nes iš tikrųjų ta visuomenė arba tauta, kurioje tu augai, gimėjai, jinai ir primeta tau savo tam tikrus rėmus, iš kurių dažnas nori išsiveržti. Ir dažnas veržiasi iš Lietuvos netgi ne dėl ekonominių kažkokių motyvų, o štai vedamas to noro išsiveržti iš to jam primesto visuomenės arba tautos rėmų. Bet, mėlėjai mano, pabėgti nuo savęs, nuo tų jausmų, nuo tų kvapų, spalvų, papročių, galybės įvairiausių smulkmenų, kurios tave suformavo, pabėgti praktiškai neįmanoma. Tiesiog nėra tokių tolių pasaulyje, kuriuose būtų galima pasislėpti nuo savęs. Visai pajuodome, kai likom tik šešėlį jos, ko verkiam ir dejuojame, ko slapstomės pakampėmis, aušra įsidienojusi, pabudome ir kalkime. Kai klausiu aš kartais savęs, kas esu, aš savo atsakau, kad truputį gal dzūkas, o kartais žemaitis, šiek tiek gal ir lenkas, galbūt pasaulietiškas, gal religingas. Nesu už kitus aš gink Dieve geresnis, bet po velnių nesu ir blogesnis. Tiesiog aš lietuvis, tik toks įdomus aš tikiuosi pasauliu. Ko verkiam ir dejuojame, ko slapstomės.